Rikis rūšiuoja šiukšles. Ankstyvą rytą atsikėlęs Rikis prasitampė kojas ir rankas bei pasirąžė. Jis mikliai atliko trumpą mankštą, pasukiojo rankas, galvą, liemenį ir keletą kartų susilenkė. Vėliau, dar kartą nusižiovavęs, jis nusliuogė į Cecilijos kambarį, kur pamatęs dar miegančią mergaitę, garsiai su ja pasisveikino. Cecilija, kelkis, greičiau, einam kažką veikti. Taip jis visada pažadindavo dar snaudžiančią Ceciliją, kad būtų galima su ja kažką paveikti. Cecilija, pabudusi ir pamačiusi Rikį savo kambaryje, pasisveikino. Labas rytas, Riki. Ko tu toks ankstyvas šiandien? Na, greičiau, norėjau kažką paveikti su tavim. Arba kažką naujo sužinoti. Todėl tik pabudęs iškart atskubėjau pas tave. Na gerai, tarė mergaitė. Tačiau man reikia nusiprausti, apsirengti, o vėliau ir papusryčiauti. Tu gali pažiūrėti televizorių, kol aš tvarkysiuosi. Gal kažką naujo pamatysi ir sužinosi. Kas čia žino, o aš tuo tarpu susiruošiu. Cecilija įjungė televizorių, įdavė valdymo pultelį Rikiui į rankas, o pati išėjo praustis. Rikis nedelsdamas pradėjo pulteliu valdyti programas ir, jungdamas vieną kanalą po kito, bandė atrasti kažką įdomaus. Staiga Rikis įsijungė laidą apie šiukšlių rūšiavimą. Rikis labai susidomėjo. Jis niekada nepagalvojo, kas atsitinka su šiukšlėmis, kurios, kuomet jas išmetame į šiukšlių kibirą, kažkur iškeliauja. Kur tos šiukšlės toliau nukeliauja? Kas su jomis nutinka? O kad jos dar gali būti rūšiuojamos, jis net nebūtų pagalvojęs. Staiga jam net burna prasivėrė nuo įdomumo. Jis taip įdėmiai sužiūro į televizoriaus ekraną, kad net skraidanti kambaryje musė jo nebeblaškė. Pasirodo, šiukšlės, kurios išmetamas į šiukšlių kibirą, surenkamos į konteinerius, o vėliau didelėmis mašinomis išvežamos į rūšiavimo ir perskirstimo vietas. Šiukšlės įprastai rūšiuojamas į kelias atskiras grupės. Pavyzdžiui, stiklas. Jis atrūšiuojamas tam, kad vėliau iš senų butelių ar kitokių stiklinių daiktų būtų galima pagaminti naujus stiklinius gaminius. Labai daug stiklinių butelių yra pagaminti iš prieš tai buvusių stiklinių daiktų, kad ir stiklinių butelių, kurie vėl ir vėl virsta naujais buteliais. Kita šiukšlių rūšis, iš kurios perdirbami nauji produktai, yra plastmasė arba plastikas. Tai vienas ir tas pats. Plastmasė yra tokia medžiaga, iš kurios dažniausiai yra gaminami vaikiški žaislai, pavyzdžiui, Lego ar kiti konstruktoriai, mašinėlės, lėlės, šautuvai, netgi paspirtukai. Iš plastmasės gali būti gaminami virtuvės įrankiai,
Įvairiausi įrenginiai, pavyzdžiui, televizoriaus rėmas, kurį žiūrėjo Rikis, buvo pagamintas taip pat iš plastmasės, kaip ir pultelis, su kuriuo jis valdė programas. Popierius – kita šiukšlių rūšis, kurią reikia rūšiuoti. Iš seno popieriaus gaminami popieriniai rankšluosčiai, tualetinis popierius, sąsiuviniai, knygos, žurnalai, atvirukai, tapetai, įvairios pakuotės, servetėlės, plakatai, netgi autobuso bilietai ar kiti panašūs daiktai. Tarp kitų rūšiuojamų šiukšlių kategorijų galima priskirti biologinių šiukšlių kategoriją, į kurią patenka visokios daržovės, tiksliau jų likučiai, augalai, žolės ir visa, kas užauga gamtoje. Metaliniai seni daiktai taip pat rūšiuojami ir superkami. Iš jų taip pat galima perdaryti įvairiausius daiktus arba panaudoti išlydytą metalą naujų formų liejimui. Taip, metalą lydo ir lieja naujus daiktus ar detalės. Rikiui labai patiko stebėti visą perdirbimo procesą. Jis nieko panašaus niekada nebuvo matęs. Jam taip patiko, kad daiktai iš senų vėl padaromi naujais, jį labai sužavėjo mintis, kad viską galima surūšiuoti ir vėl pagaminti naujus gražius daiktus, kurie bus naudojami. O svarbiausia, taip yra mažiau kenkiama gamtai ir mažinamas užterštumas. Kuomet Cecilija grįžo nusipraususi ir apsirengusi pas Rikį į kambarį, Rikis jai supasakojo, ką matė, ir su dideliu užsidegimu puolė vaizdžiai rodyti, kaip gamyklose liejami metaliniai daiktai. Iš seno plastiko gimsta nauji žaislai, o iš seno popieriaus perdirbamas virtuvės popierinis rankšluostis ir vėl grįžta panaudotas į gamyklą, kad būtų perdirbtas sekančiam popieriniui gaminiui. Cecilija jam papasakojo, kad nuo mažens, kiek pamena, rūšiuoja namuose šiukšles ir parodė Rikiui virtuvėje stovinčių šiukšlių kibirus skirtingoms atliekoms mesti. Popieriui, plastmasiai, stiklui ir likusioms šiukšlėms, kurios nepapuola į minėtus 3. Rikis anksčiau neatkreipė dėmesio į tai, kad Cecilijos namuose stovi keletą šiukšlių kibirų, o ne vienas. Vėliau Cecilija parodė kieme esančių šiukšlių konteinerius su skirtingų spalvų dangčiais, į kuriuos sumetamos šiukšlės iš namų. Ten taip pat šiukšlės rūšiuojamos. Atskiri konteineriai skirti biologiniams atliekoms, plastikui, stiklui, popieriui ir mišrioms atliekoms. Tuomet, kai Rikis viską sužinojo ir Cecilija jam viską galutinai paaiškino, Rikis pagalvojo, kad tikrai nuostabi idėja yra gyventi, nešiukšlinant aplinkos. O jei dar viską pavyksta perdirbti iš naujo, tuomet pasaulis bus per amžius švarus ir niekada nestigs naujų daiktų. Cecilija, kaip gerai, kad kažkas sugalvojo iš naujo perdaryti popierinius, metalinius, o gal netgi ir plastikinius daiktus. Juk nusipirkus parduotuvėje popierinį rankšluostį, net nesimato, kad jį jau būtų kažkas anksčiau panaudojęs. Taip, Riki, žinoma, kad nesimato. Juk gamykloje popierių gerai iškaitina ir iš naujo išbalina. Kaip jį gamina, galima pamatyti internete. Nusipirkus tokį popieriaus ruloną, niekada neatskirsi, ar jis pagamintas iš naujų medžiagų, ar išnaudoto popieriaus atliekų. Na, nebent bus parašyta ant gamintojo pakuotės. O kodėl žmonės sugalvoja rūšiuoti šiukšles? Paklausė Rikis.
Na, Riki, žmonės pastebėjo, kad šiukšlių kiekiai didėja ir šiukšlės kaupiasi. Jų daugėja gamtoje, miškuose, palaukėse, vandenynuose ir visur kitur. Atvirai kalbant, visur galima rasti šiukšlių. Todėl kilo idėja jas rinkti, rūšiuoti ir perdirbti, kad būtų švaresnė gamta. Mūsų aplinka ir visa planeta bus švaresnė. Be to, nereikia tiek daug kirsti medžių, iš kurių gaminamas popierius. Rikiui tuoj pat kilo puiki idėja. Jis sugalvojo padaryti gretimame miške talką ir surinkti visas miške esančias šiukšles, taip išvalant mišką ir gražinant aplinką visų miško žvėrelių labui. Kur buvęs, kur nebuvęs, Rikis sukvietė visus miško žvėrelius ir jiems papasakojo, ką sužinojęs. Paaiškinęs, kad šiukšlinti miške yra negerai ir kad šiukšles reikia surinkti, jis pasiūlė jiems visiems atlikti šiukšlių rinkimo dieną ir švarinti savo mišką, kad vėliau būtų smagiau visiems gyventi. Žvėreliams tokia idėja patiko. Visi puolė ieškoti šiukšlių, o radę jas dėjo į didelius maišus, kuriuos buvo išdalinusi Cecilija. Voverė Arielė rado seną batą. Lapė Milda rado plastikinį dubenį. Šermuonėlis Maksas atrado seną automobilio padangą krūmuose, o kiškis Kostas rado stiklinį butelį, ant kurio buvo užrašyta didelėmis raidėmis Saulėgrąžų aliejus. Padirbėję keletą valandų, žvėreliai pririnko visą kalną šiukšlių. Niekas net nebūtų pagalvojęs, kad tiek šiukšlių yra jų mylimame miške. Iššvarinę mišką žvėreliai pasijuto daug geriau. Visi buvo pavargę, tačiau tokie laimingi. Tuomet pagyrusi visus žvėrelius, kad pririnko tik daug šiukšlių, Cecilija pasiūlė imti ir perrūšiuoti tas šiukšles. Jie pasiruošė 4 skirtingus tuščius maišus, į kuriuos dės skirtingų rūšių šiukšles. Į pirmąjį popierines šiukšles, į antrąjį plastikines, į trečiąjį šiukšles iš stiklo, o į ketvirtąjį visas šiukšles, kurios neatitiko nei vienos prieš tai minėtos rūšies. Žvėreliai entuziastingai skirstė šiukšles ir rūšiavo. Netrukus šiukšlės buvo surūšiuotos. Žvėreliai buvo be galo laimingi, galėję prisidėti prie savo namų aplinkos švarinimo. Tai labai geras jausmas. Rikis, kaip visuomet, padėkojo visiems savo draugams už puikiai atliktą darbą ir nuskubėjo padėti Cecilijai sukrauti šiukšlių maišus į šiukšlių konteinerius. Ta vakarą Rikis dar ilgai negalėjo užmigti, nes galvojo apie tą dieną patirtą nuotykį ir įgytas žinias. Jis labai džiaugėsi galėjęs suburti visus žvėrelius šiukšlių rinkimui ir miško švarinimui. Nuo dabar jis kasdien rūšiuos šiukšles ir stengsis nešiukšlinti, kur papuola. Juk po to reiks gyventi su tomis šiukšlėmis pačiam, o tai tikrai nedžiugina. Jo galvelėje, besisukant mintims apie tą dieną patirtus nuotykius, jis palengva užmigo. O ką jis veikia ir kaip jam sekėsi kitą dieną, jau sužinosi netrukus kitoje
pasakoja. O dabar aš jums sakau iki kito susitikimo su Rikiu ir Cecilija.